Lietuvos Šveicarijos programos dalyvavime, kuriame Alytaus ligoninė dalyvauja eilę metų, mes, manau, įdiegėme naują pagerintą ventiliacijos sistemą su vėdinimu, su šaldymu. Taip pat atnaujinome langus ir taip pat, manome, įdiegsime alternatyvias energijos taupymo technologijas, kurios kartu sumažins sąnaudas. Turėdavom seną, kuris labai sunkiai matuodavo, jau tiesiog turbūt morališkai buvo pasenęs, naudodavom seną bilirubinometrą. O dar seniau, prieš 20 metų, tai tiesiog spręsdavom iš vaizdo spręsdavom patys, ar reikia tyrimo ar ne. Kai naujagimiui būna gelta, mes su bilirubinometru matuojam odoje geltą ir nustatome, ar bilirubinas normalus, ar viršija normą. Jeigu viršija normą, tada darom tyrimus ir naujagimį reikia gydyti. Alytaus apskrities ligoninė iš bendradarbiavimo programos, Šveicarijos programos bendradarbiavimo per visą šitą pagalbos laikotarpį gauna ne tik materialinę pagalbą, bet ir mokslinę pagalbą gavom iš tos programos. Yra metodinės rekomendacijos, kurios įdiegtos į mūsų ligoninę. Taip pat buvo mokymai naujagimio gaivinimo, specializuotos akušerinės pagalbos, pirminės akušerinės pagalbos, kur dalyvavo beveik visi mūsų darbuotojai